Kas dabar galėtų prisiminti jau gerokai nutolusią 1995 m. birželio 2 dieną. Ši diena liko įamžinta fotografijose, rašytiniuose šaltiniuose, vėliau išleistuose almanachuose. Dabar, praėjus 3 dešimtmečiams, paminėti šio įvykio rinkosi Medardo Čoboto 3 amžiaus universiteto klausytojai. Į šventę atvyko 30 universitetų atstovai. Jaučiasi šventinis šurmulys. Atvyko Seimo, prezidentūros, vyriausybės ir miesto valdžios atstovai, universiteto partneriai, mecenatai. Šventinį renginį vedė maestro Liudas Mikalauskas. Būkit pasveikinta visa Medardo Čoboto 3 amžiaus universiteto bendruomenė su savo Aidint plojimams, universiteto rektorė, daktarė Zita Žebrauskienė ir prorektorius Gediminas Dalinkevičius įneša universiteto vėliavą. Medardo Čoboto universiteto bendruomenė ir svečius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis. Patikėkite, šiandien, kada buvo giedamas Lietuvos Respublikos himnas, tokio sąskambio balsų aš negirdžiu Seimo salėje, kada mes 2 kartus per metus turime. Noriu palinkėti, kad universitetas gyvuotų ir toliau taip sėkmingai ir naudodamasis proga taip pat kviečiu jūs atvykti į Seimą, naudotis tomis galimybėmis, ne tik tai pažiūrėti to pačio proceso, kuris labai dažnai per televizorių kitaip atrodo, susipažinti ir su dalykiniais komitetais, aplankyti istorinės sales ir Seimas yra atviras diskusijoms, jūsų renginiams ir tiesiog bendravimui įvairiais gyvenimo klausimais. Į sceną vis ėjo sveikintojai. Lietuvos prezidento patarėja Vaida Budzevičienė, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Deimantė Bukeikaitė ir horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės vadovė Daina Urbonaitienė. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vilniaus miesto vicemerė Donalda Meiželytė ir patarėjas Žilvinas Beniušis. Sveikatos apsaugos ministrės patarėja Neringa Grigutytė. Vilniaus kolegijos direktorė daktarė Žymantė Jankauskienė. Regionų administracinio teismo pirmininko pavaduotoja Jovita Einikienė. Nacionalinės 3 amžiaus universitetų asociacijos vardu sveikinimo žodį tarė asociacijos viceprezidentė, Kauno 3 amžiaus universiteto rektorė, profesorė Nijolė Večkienė ir prorektorius Rimvydas Velykis.
Universiteto kapelionas kunigas Vytautas Rapalis suteikė stiprinantį palaiminimą universiteto bendruomeniai. Dovanok Viešpatie šiam universitetui ramybės ir jėgos, kad metai nestabdytų, o brandintų. Tegul kiekviena diena čia būna dovanota, pilna prasmių, mažų stebuklų, nuoširdžių susitikimų ir tyliai gimstančios vilties. O visus, kurie ateina čia su atvira širdimi, palaimink, kad jaustųsi laukiami, reikalingi, o svarbiausia mylimi ir tavo Viešpatie apkabinti ir mergelės Marijos apglėbti. Būkit laimingi ir palaiminti. Į susirinkusius kreipėsi Medardo Čoboto universiteto rektorė daktarė Zita Žebrauskienė. Aš noriu paminėti atminties galeriją. Greta Medardo Čoboto 3 amžiaus universiteto rektoriaus daktaro Čoboto, jo darbų tęsėjai garbės rektorė Vanda Brimienė, Danutė Papeikienė, Olga Didžiokienė, Birutė Gaigalienė, Aldona Jagminienė, Kristina Kaleckaitė, Adelė Petrošiūtė, jos visos paliko didžiulį įdarbį. Ir kaip gražu, kad jūs fakultetų dekanai, šiandieniniai dekanai, nueinat prie kapo, kad jūs pasikalbat, kad jūs pasakot tą tvirtybę. Ir labai aš dėkinga jums, kad mes palaikom tą ryšį. Dabar, kai tik Medardo Čoboto 26 gegužės suėjo 97 metai, labai gerai, kai jūs prisiminėt. Labai gerai, kai jūs prisiminėt Vandą Brimienę, prieš 10 metų išėjo Anapilė, irgi gegužė, irgi prisiminėt, aplankėt kapelę. Tai vat už tai labai ačiū. Labai norėtųsi šlovės alėjai paminėti garbės rektorių Mildą Šiugždienę, kiek mes paskaitų klausėmės, Leopoldą Stanevičių, Genovaitę Visaitienę, Povilas Sidaravičių, mecenatą Kazys Mackevičius, kuris nuteikė mums patalpas technikos bibliotekoje. Todėl labai prašau šitą visą mūsų galeriją. Pagerbkime tylos minutę. Ačiū labai. Šiandien Medardo Čoboto 3 amžiaus universitetas turi 12 fakultetų, 12 dekanų, nuostabių dekanų. Turi 5 saviveiklius kolektyvus, nuostabus vadovai. Turime 5 klubus, irgi vadovai nuostabus. Visur galime juos sutikti. Visiems lenkiuosi, visiems didžiulis ačiū. Komanda turiu nuostabę. Noriu ypatingai padėkoti savo padėjėjai Vidai Rašiūnienei. Tai yra bitelė. Ir noriu padėkoti universitetams iš Respublikos. Jūs esate šaunu, kokie jūsų renginiai, kokie jūsų įkvėpimai. Mūsų atminties klubas, kiek mes sutvarkom kapinių, ar ne? Kiek mes sutvarkom rasų kapinių. Nijolė Survilienė su savo kompanija, ateit pavasaris, atėjo turi tokį pinigų, man reikia gėlės apsodinti. Rektorė pristatė ir renginyje dalyvaujančius profesorius Gintautą Brimą ir Gediminą Gaigalą, jų mamos Vanda Brimienė, antroji rektorė, o Birutė Gaigalienė vadovavo sveikatos fakultetui. Turime būti stiprus, kad mumis tikėtų, turime tik būti gražus, kad mus mylėtų. Turime būti šilti, kad prie mūsų visi sušilti skubėtų. Ačiū visiems.
Renginiui artėjant į pabaigą prasidėjo fotosesija. Iškilmes užbaigė studentų himnas. Kauliamus